Galima sakyti, kad pergalę lėmė teisėjas antrajame kėlinyje. Kas toksai? Teisėjas antrajame kėlinyje. Nežinau, kažkiek gal ir lėmė, ne, juokauju iš tikrųjų. Labai malonu, kad toks palaikymas ir po tiek laiko teisėjas prisijungia prie akcijos, o šiaip tai, jeigu rimtai, tai džiaugiuosi komandos šiandieniniu atsidavimu varžyboms ir gynyboje, ir puolime. Manau, kad tikrai neblogai vykdėme planą, kurį buvo treneris numatęs varžyboms ir džiaugiuosi, kad viskas pavyko. Sakėt, planas skirtingas buvo nei antradienį rungtynėse, jis pasiteisino kokiais aspektais? Tai pagrindė buvo žaidimas per didelius žmonės, per Joną Valančiūną, per Lorencą Robertsą, per Kateliną ir Samardžinskį, kad truputėlį biškutį, ta prasme, priversti jų didelius žmonės gintis ir kaip pasakyti, prisirinkti baudų. Tada matėte, mums tai tas neblogai pavyko ir Traorė išsibaudavo pirmoje pusėje ir Mesai truputį, ta prasme, pradėjo aktyviau gintis, tada ir puolime jam netiek jėgų, ta prasme, likdavo. Tai manau, kad pavyko tas. Buvo užduočių, kurių galbūt nepavyko pasiekti? Žinot, sudėtinga pasakyti, kai laimi tokių skirtumų, žiūri kaip į laimėtas varžybas. Aišku, niekada nebūna idealių varžybų, buvo ir momentų, kada truputėlį jie pagavo savo tą ritmą ir, pavyzdžiui, ketvirtam kėliny, kai iš 22, ten 16 buvo likę, atrodo, bandė kabintis, bandė spausti, ta prasme, tokių kvailų klaidų buvo, bet tai yra normalu, kiekvienas varžybose, ta prasme, nesužaisi idealiai.